Visagine žengtas dar vienas žingsnis ilgai laukto pirmojo mikrorajono atnaujinimo link. Rugpjūčio 10 dieną Visagino savivaldybės administracija savo interneto svetainėje paskelbė projektinius pasiūlymus dėl vadinamųjų sporto aikštynų teritorijos Visagino gatvėje tarp Kosmoso ir Partizanų gatvių rekonstrukcijos. Projekto rengėjas MB statybos projektų rengimo centras. Projekte numatytas kompleksinis visos teritorijos esančios palei Visagino gatvės daugiabučius tarp Partizanų ir Kosmoso gatvių atnaujinimas, tačiau darbai bus vykdomi etapais. Pirmajame etape pagrindinis dėmesys skiriamas šiuolaikiško pėsčiųjų ir dviračio takų tinklo įrengimui. Pačių sporto aikštynų rekonstrukcija bus įgyvendinta antrajame etape, kuriam bus parengtas atskiras techninis projektas. Projektas numato įrengti naujus pėsčiųjų takus, kurių bendras plotas sieks apie 2641 kvadratinį metrą, ir dviračių taką, kurio plotas sudarys apie 887 kvadratinius metrus. Be takų įrengimo projekte taip pat numatytas kompleksinis teritorijos sutvarkymas. Laiptų ir pandusų rekonstrukcija, esamos betoninės aikštelės prie cerkvės pertvarkymas į viešą rekreacinę erdvę su parku, pasivaikščiojimo takais, mažąja architektūra ir gėlynais. Lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemos įrengimas. Teritorijos sutvarkymas ir apželdinimas, maksimaliai išsaugant esamus medžius. Sanitarinis medžių genėjimas, želdinių priežiūra, papildomas medžių krūmų, daugiamečių augalų sodinimas ir vejų įrengimas. Teritorijos dendrologinio plano parengimas. Taip pat numatoma įrengti naujus miesto aplinkos elementus – suoliukus, šiukšliadėžes, dekoratyvinius meno objektus ir vietas skulptūroms. Informacinius stendus ir krypties nuorodas. Atnaujinti arba sutvarkyti esamas atraminės sineles bei kitus teritorijos sutvarkymo elementus. Dar viena svarbi projekto kryptis – inžinerinės infrastruktūros modernizavimas. Projekte numatyta įrengti paviršinių lietaus nuotekų surinkimo sistemą, o teritorijos išorinis apšvietimas bus įrengtas pagal atskirą projektą, integruojant jį į esamą miesto apšvietimo sistemą. Su pirmojo rekonstrukcijos etapo projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Visagino savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojai savo pastabas ir pasiūlymus gali teikti iki 2026 m. rugpjūčio 26 dienos elektroniniu paštu rinkisnamą@gmail.com arba telefonu +370 615 86 546. Projektinių pasiūlymų viešas pristatymas visuomenėje vyks 2026 m. rugpjūčio 26 d. 15 val. Nuotoliniu būdu internetinės konferencijos metu. Vienu įdomiausių šių metų Visagino miesto šventės renginių tapo paroda, leidusi visaginiečiams tiesiog pažvelgti į praeitį. Rugpjūčio 7 d. Visagino miesto muziejuje atidaryta fotografijų paroda Visaginas 1986, kurioje eksponuojamos unikalios žinomo fotometraštininko Vasilijaus Čiupačenkos archyvo nuotraukos. Dauguma šių kadrų dešimtmečius buvo saugomi fotojuostose ir iki šiol niekada nebuvo publikuoti. Nespalvotos fotografijos nukelia lankytojus į 1986 laiką, kai jaunas miestas tik stiprėjo, o svarbiausia šventė čia buvo ne miesto diena, o statybininko diena. Būtent tuomet, kaip mano muziejaus darbuotojai, ir gimė didelės viso miesto šventės tradicija, kuri po daugelio metų virto dabartinė miesto diena. Kaip pasakojo Visagino miesto muziejaus darbuotojas Andrėjus Safronovas, šios fotojuostos buvo aptiktos visiškai atsitiktinai. Prieš metus kartu su Natalija Tomša, dirbdami su Vasilijaus Čiupačenkos fotoarchyvu, aptikome 6 labai įdomias 36 kadrų fotojuostas. Ant 3 buvo užrašyta statybininko diena. Ant likusių ZUS sąskridis 1986 metai. Kai jas išryškinome ir suskaitmeninome, supratome, kad šių nuotraukų dar niekas niekada nebuvo matęs. Jos išliko beveik nepakitusios, tarsi ką tik padarytos. Būtent tada pamatėme, kaip mūsų Visagine gimė miesto šventės tradicija. O viskas prasidėjo nuo statybininko dienos. Jei 8-ojo dešimtmečio viduryje miestas buvo didžiulė statybų aikštelė, kur tarp statybininkų vagonėlių tik kūrėsi pirmieji gyvenamieji kvartalai,
tai 1986-aisiais Sniečkus jau buvo tapęs visaverčiu jaunu miestu. Veikė pirmasis Ignalinos atominės elektrinės energijos blokas, buvo ruošiamasi paleisti antrąjį. Nors po Černobylio atominės elektrinės avarijos požiūris į tolesnę elektrinę statybą pradėjo keistis, miestas gyveno aktyvų gyvenimą, o jo gyventojai mokėjo ne tik statyti, bet ir švęsti. Nuotraukose atsiskleidžia visai kitoks šventės formatas. Čia nėra didžiulės scenos, brangių koncertų ar kviestinių žvaigždžių. Pagrindiniai šventės dalyviai buvo patys miesto gyventojai, jauni statybininkai, inžinieriai ir darbininkai, įmonių bei organizacijų meno mėgėjų kolektyvai. Būtent jie kūrė šventinę atmosferą savo pasirodymais, konkursais ir meninės saviveiklos koncertais. Nemažiau įdomios ir kasdienio gyvenimo detalės, kurios šiandien daugeliui kelia nostalgiją. Tuo metu buvo graži tradicija, kuri dėja neišliko. Ežero pakrantėje buvo galima nemokamai paragauti šašlykų. Veikė ilgos prekybos eilės, kuriuose buvo prekiaujama įvairiausiais delikatesais ir skanėstais. Daugelis tuo metu čia gyvenusių žmonių tai tikrai prisimins. Muziejaus darbuotojų teigimu, ši paroda tai ne tik galimybė pamatyti miesto istoriją, bet ir proga nuotraukose atpažinti save, savo draugus, tėvus ar kolegas. Atskira ekspozicijos dalis skirta ZUS turistiniam sąskrydžiui, vykusiam 1986 m. Liepos 5-6 dienomis. Šios nuotraukos pasakoja apie dar vieną svarbę jauno miesto tradiciją. Jose užfiksuotos sportinės varžybos, kūrybiniai konkursai, palapinių miestelis ir šimtai jaunų žmonių atvykusių į Sniečkų iš įvairių Sovietų Sąjungos vietų. Savo atmosferą šie susitikimai stebėtinai primena jaunųjų atomininkų festivalius Disnai ir Drukšiai, kurie plačiai išgarsėjo jau 1990 metais. Paroda Visaginas 1986 tapo tikra kelionė laiku. Ji primena, kad miesto istoriją sudaro ne tik Ignalinos atominės elektrinės statyba ir naujų gyvenamųjų kvartalų kūrimas, bet visų pirma žmonės, kurie kūrė Visaginą, dirbo, draugavo, įsimylėjo ir kartu šventė. Būtent statybininko diena prieš 40 metų tapo tuo įvykiu, iš kurio išaugo dabartinė miesto diena. Paroda veiks iki 2026 metų gruodžio 13 dienos. Būtinai ją aplankykite, galbūt būtent šiuose nuotraukose pamatysite save ar savo artimuosius tokius, kokie jie buvo prieš 40 metų. Visagine atsirado dar vienas meno objektas. Ant gyvenamojo namo atraminės sienos Sedulinos alėjoje 11 šalia buvusio knygyno nutapytas naujas muralas, skirtas šeimos, tėvystės ir lygiaverčio abiejų tėvų dalyvavimo vaikų auklėjimo temai. Sieninės tapybos autoriai Vilniaus viešosios įstaigos VŠI Kiaurai sienas menininkų komanda kartu su Kauno VŠI Namų mama. Darbas sukurtas įgyvendinant ES finansuojamą projektą Lygiavertė partnerystė šeimoje auginant mažamečius vaikus. Kaip pažymi projekto organizatoriai, pagrindinis jo tikslas – skatinti tolygesnį šeimos pareigų pasidalijimą, aktyvesnį tėvų, ypač tėčių įsitraukimą į vaikų auklėjimą, formuoti šiuolaikišką požiūrį į tėvystę ir stiprinti motinų emocinę gerovę. Projektas orientuotas į ilgalaikius pokyčius, grindžiamus tarpusavio supratimu, dialogu ir bendra tėvų atsakomybė. Muralo atsiradimo Visagine iniciatorius buvo Visagino kultūros centras. Šiai idėjai pritarė Visagino savivaldybės administracija, o namo gyventojai davė sutikimą meniniai kompozicijai įrengti. Gyventojų teigimu, naujasis piešinys pastebimai pakeitė šios vietos vaizdą. Vietoje chaotiškų grafičių atraminę sieną dabar puošia šiuolaikinis meno kūrinys, perteikiantis svarbią socialinę žinią. Muralas ne tik pagražina miesto erdvę, bet ir primena apie tarpusavio palaikymo, lygybės bei atsakomybės šeimoje svarbą. Vertybės, kurios šiandien tampa vis aktualesnės.